Taip jau nutinka, kad kažkas parašo gerą eilėraštį, kitas žmogus jį žvilgteli ir parašo panašų, trečias parašo. Aš esu šiuo atveju, man regis, ketvirtas, jeigu ne penktas ar šeštas, kuris parašė panašų eilėraštį, šiuo atveju nusižiūrėjęs nuo Kerišo Ankyso, ir vadinasi itin subjektyvus P. Ministeriui mirus, tokie, žinot, ilgai negyvena, Polankas išsiblaškė be plunksnį jo palikuonis. Liudvikas mirė po to, užspringusi teisingais eilėraščiais jį prislėgė togą. Negailestingai blaivas mirė Laurynas, jo plunksna krito iš rankų nebaigusi kūrinio. Tačiau bložiai tai buvo nemotais. Jis praregėjo ieškodamas poezijos centro, dėl nesuspaudė žiupsnį druskos. Mirė Nijolė, nepavijusi vyro šešėlių. Eugenijus buvo objektyviai paskerstas prie savo kompiuterio. Elektroninis laikrodis sustojo be 11:45. Įsimylėjusi Neringą, lyg klaustukas pakibo tarp aušros ir saulėlydžio. Esgedą pagrobė pamišęs Pegasas, nunešė į dausas ir paliko. Šis Sigitas girdėjo įsidarbino ten sodininko padėjėjų ir genį įkvėpimo medžius. Kitas Sigitas, geras buvo žmogus, gal net Parulskis, pasikorė tėvo tupykloj. Mirsiu ir aš, vos pabaigė šį tekstą, berods iš nevilties, tad gyvas, tik vienas pusdievis iš tolimo užžiūrio, kol kas dar ne brolis, bet ačiū Diev, ne germanas. Apie tamstas, dėja, žinių neturiu.